panevėžiečių reiškia dirbti, kurti ir stengtis dėl miesto ir garsinti jo vardą Lietuvoje ir už jos ribų. Gruodžio 15 dieną Dailės galerijoje vyko šventinis 2023 metų panevėžiečių pagerbimo vakaras. Pasak Panevėžio miesto mero, išrinkti metų panevėžietį kiekvienais metais yra labai sunku. Panevėžyje tikrai daugybė talentų, daugybė puikus rezultatus pasiekiančių žmonių, todėl kas metai tai būna nelengva užduotis. Na, bet aš kaip minėjau, realiai tai visi pasiūlyti jau yra, iš esmės žmonės tikrai nusipelnė ir tikrai gali jaustis labai gerai įvertinti. Na, bet kadangi mes renkame tik 5, tai tenka išrinkti 5 ir, na, manau, šie metai, kaip ir visi metai, turbūt tikrai visi verti žmonės. Aš manau, man pritarė, supratau iš reakcijos salės, kad taip kažkaip palaiko. Iš 40 nominantų buvo išrinkti 5 metų panevėžiečiai. Panevėžio muzikinio teatro vadovė Kotryna Nekrošiūtė. Panevėžio muzikinio teatro vadovė Kotryna Nekrošiūtė apdovanojimą pelnė už Broniaus Kutavičiaus operos poemos Strazdas žalias paukštis atgimimą gimtajame mieste. Labai džiaugiuosi, kad miestas vertina Panevėžio muzikinio teatro veiklą. Vienareikšmiškai šitas apdovanojimas visų teatro žmonių nuopelnas ir ne tik tų, kurie nuolatos dirba muzikinėme teatre, bet ir tų, kurie atvažiuoja kartu su mumis dirbti, kurti. Tame tarpe ypatingas ačiū ir Strazdas žalias paukštis pastatymo komandai, kurie taip pat paliko Panevėžyje neišdildomą ir gilų pėdsaką. Tai tiesiog yra begalinis dėkingumas visiems, kurie tiki, kurie eina kartu. Ir aš tikiu, kad mūsų didžiausi darbai laukia dar ateityje. Albina Kelerė. Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Albinas Keleris įvertintas už 5 darbo dešimtmečius Juozo Miltinio dramos teatre sukūrus daugiau kaip 100 vaidmenų, surežisuotus 5 dramos teatro spektaklius, už aktyvų darbą kine, televizijoje ir radijuje. Tai sakau su pasididžiavimu, aš esu Panevėžio patriotas ir aš esu Juozo Miltinio dramos patriotas ir toks liksiu. Ačiū. Labai garbingas apdovanojimas ir ne dėl to, kad taip reikia sakyti, o dėl to aš nežinau, ar jūs suprantat, kas tai yra iš gimto miesto gauti apdovanojimą. Kaip pasakyti Evangelijoje, savam krašte pranašu nebūsi. Taip, kad labai malonu ir labai miela, kada tu gauni tai. Taip pat apdovanota karo pabėgėlė Darija Panina, vos atvykusi iš Ukrainos, nedelsiant pradėjo telkti panevėžiečius, rinkti ir telkti visapusišką paramą Ukrainos kariams bei nuo karo nukentėjusiems žmonėms. Man labai gera būti čia. Renata Burbaitė apdovanota už mokytojo profesinę veiklą, aktyvų ir kūrybišką darbą, mokinių laimėjimus robotikos srityje. Norėčiau padėkoti savo gimnazijos bendruomenės nariams, ypač savo mokiniams, nes iš tikrųjų be mokinių tai nebūtų ir tokių rezultatų. Futbolo klubo Panevėžys vyriausiasis treneris Džino Letieri, kad 22 metais jo dėka futbolo klubas pirmą kartą istorijoje pasidabino bronzos medaliais, o šiemet po 12 metų pertraukos į Panevėžį sugrąžintas auksas. Jis šiuo metu yra išvykęs su šeima atostogose Italijoje ir siunčia šiltus sveikinimus ir padėkas už įvertinimą. Ir tikrai gailisi labai, kad negali dalyvauti šioje ceremonijoje. Taip pat klubo vardu aš noriu irgi padėkoti ir panevėžiečius visus, kurie rinko į šią nominaciją. Žmogus, kuris yra atvykęs iš kitos šalies, bet tikrai prisideda prie Panevėžio miesto garsinimo ne tik tai Panevėžyje, Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tai ačiū Jums visiems dar kartą jau.